Šioje pamokoje pridėsime į mūsų svetainę video. Spaudžiame redaguoti, publikuojam, einam, kur yra mano video, einam į YouTube servizą, spaudžiame bet kokį video, kuris mums patiko, sakykime, pavojingiausias oro uostas pasaulyje, mums patiko. Pasižymime nuorodą esančią naršyklėje, spaudžiame kopijuoti, kur yra video, pažymime pele, tempiame žemyn, atleidžiame, atsivėrusiame langelyje, nukopijuojame mūsų nuorodą, paimtą iš YouTube kanalo, spaudžiam išsaugoti. Štai matome, mūsų video atsirado jau čia, spaudžiame publikuoti, spaudžiame peržiūrą ir stebime, kaip tai atrodys mūsų svetainė. Spaudžiam foto, čia jau mūsų nuotraukos, spaudžiam mano darbai, aprašymą su nuotrauka, spaudžiame mano video. Štai matome mūsų video jau čia, spaudžiame peržiūrėti. Iš tiesų tai labai puikiai turinio valdymo sistema, labai viskas paprasta. Kai jūs ją perprasite, matysite, kad čia labai viskas šaunu ir smagu su ją dirbti. Su video kaip ir viskas.